Sveiki jūs ekranuose Šiauliai ir jau 19 turas, vadinasi, kad startuoja trečiasis ratas. Jau įpusėjo SMS Credit LT lygą ir dabar šiandien prasidėjo vienerios rungtynės, kurios jau ir pasibaigė tame 19 ture. Rezultatą galbūt papasakosiu vėliau, pasakysiu, kaipgi baigėsi tos dramatiškos rungtynės. Reikia tikėtis, kad šiandien taip pat bus labai atkakli kova. Čia tolimas smūgis ir netiksliai dabar šauna. Davidas Medžiaušas. Štai tokį variantą Davidas Medžiaušas, kur tas variantas kito vartininko. Čia puikus perdavimas dabar ir perdavimas puikiai ataka, kaip iš natų. Dabar Gargždų Banga žaidžia, labai gražus perdavimas visų pirma Evaldui Grigaičiui, o po to Grigaitis tiesiog idealiai padeda kamuolį Aurelijui Staponkai. Jam tai reikėjo ko gero iškelti koją, kamuolys atsimušė jį. Čia Tomas Salamonavičius, tolimas smūgis ir atmuš. O čia Tamazo Čergišvilio, vėl perdavimas į dešinę, vėl Evaldui Grigaičiui. Šis į baudos aikštelę ir Aurelijus Staponka galva nepataiko į vartus. O čia puikus perdavimas Tamazis Čergišvilis. Jo smūgis palieka kamuolį. Atrodo, kad lieka vienintelis Tamazis Čergišvilis. Jo smūgis ir kamuolys atsimuša į skersinį. Dar vienas smūgis ir... Čia tolimos smūgis dabar ir nepataiko Banga. Ir gražiai dabar žaidžia Rokas Gedminas baudos aikštelėje, perdamas Dovydui Medžiaušiui, Modestas Vorobjovas. Tai geriau parungtyniauti gali turbūt. Tai buvo su Vilniaus Žalgirio komanda. Čia tolimos smūgis dabar ir pavojus. Borisas. Ir Evaldas Grigaitis dešinę pusę. Dar vienas perdavimas, vėl neužtikrintai žaidžia Edgaras Jonaitis. Vėl Tamazis Čergišvilis prie kamuolio, dabar į baudos aikštelę ir vos į savuosius vartus atrodo neįsimuša. Šiaulių kontratakų tikrai buvo, bet gal pasikartosiu tų aštresnių veiksmų. Atakuojant, dar vienas smūgis, vėl Tamazis Čergišvilis ir šį kartą jau... Kaip ir dabar, abi komandos turės po 17 taškų. Jeigu rungtynės taip ir pasibaigs, Mikos Kura, smūgis ir kaip žaidžia dabar jau Edgaras Jonaitis. Nepavyksta įmušti ir tai yra paskutinės jėgos, kurias atiduoda Šiauliai. Baigėsi šios rungtynės, baigėsi rezultatu 0-1, Banga iškovojo pergalę, vienintelis šių rungtynių įvartį įmušė Aurelijus Staponka.